Druskininkų krašto bendruomenių sąskrydėje dalyvavo ir jo dalyvius sveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotas Linas Urmanavičius, Seimo narė Kristina Miškinienė. Sulaukta ir svečių iš Lazdijų vietos veiklos grupės. Manau, kad žmonių bendravimas, ypatingai, kada žmonės priklauso Druskininkų bendruomeniai, bet dar Druskininkų bendruomenė skirstosi į 10 bendruomenių, neskaitant miesto, taigi visų susitikimas sportiškoje aplinkoje, tokioje vakaronėje yra tikrai reikalingas, tai yra pažintys, tai yra bendravimas, tai yra nuomonių išgirdimas, tai yra tiesiog santykiai tarp žmonių. O šiaip tai tikrai visada smagu bendrauti su mūsų bendruomenės nariais ir randame ir apie ką pakalbėti ir ką aptarti. Įspūdžiais iš sueituvių dalijosi ir Leipelingo bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė. Šita šventė leidžia mums parodyti, kokie stipri esame mes bendruomenė, kokių skirtingų žmonių yra mūsų bendruomenėje. Taip pat leidžia parungtyniauti, pasivaržyti su kitomis bendruomenėmis, taip pat pabendrauti tarpusavyje. Manau, kad bus labai puikus vakaras. Susirinkusiems išradingai prisistatė kiekviena bendruomenė. Ypatingo dėmesio sulaukė originalus teatralizuotas muzikinis Viečiūnų kaimo bendruomenės versmė pasirodymas, dovanojęs daugybę gerų emocijų. Savo jėgas, sumanumo ir vikrumo reikalaujančiose rungtyse išmėgino Viečiūnų, Neravų, Leipalingio, Bilso, Jaskonių ir Naujasodės, Jovaišių ir Druskininkų savivaldybės administracijos bei tarybos komandos. Geriausiai pasirodė Viečiūniškiai, antrąją vietą užėmė tarybos ir administracijos komanda, trečiąją vietą iškovojo Jovaišių bendruomenė. Visiems nugalėtojams įteikti prizai. Pirmos vietos laimėtojai jėgas galės išmėginti besivaržydami Vilkės golfo aikštyne. Antrąją vietą užėmusi komanda gavo kvietimus apsilankyti Karolio Dineikos parke ir išbandyti kaskadų teikiamus malonumus, o trečios vietos laimėtojai pramagaus Druskininkų vandens parke. Krepšinio neįskaitinėse varžybose 3-3 nugalėjo leipalingiečiai. Antroji buvo Viečiūnų komanda, o trečiąją vietą iškovojo Jovaišių atstovai. Komandos pavaržytojų smagiai leido laiką, dalijosi įspūdžiais. Sąskrydžio dalyvius išjudino atlikėja Donalda. Renginio metu Druskininkų visuomenės sveikatos biuro darbuotojai kvietė pasitikrinti bendrą sveikatos būklę.